Kada tapai Maltos dalimi? Senai gal buvo 15 arba 16 metų, tiksliai neatsimenu. Tai į mokykloje buvau ir pakvietė mane prisijungti tikybos mokytoją prie kažkokios veiklos, kažkokie maltiečiai. Aplamai išgirdau apie tokį žodį, kas yra Maltos ordinas. Tai ko gero 93 metais tai buvo, aš dirbau Antakalnio viduriniai ir atvažiavo vokiečiai ir reikėjo vertėjos. Aš buvau vokiečių kalbos mokytojas, sako, ar galėtumėt pavertėjauti? Jo, aš atėjau į organizaciją taip, reiškia, aš dirbau katalikų pasaulio leidykloje. Ir atitinkamai ir manęs prašė paruošti straipsnį apie Maltos ordino pagalbos tarnybą, kuri buvo įsikūrusi jau Lietuvoje. Aš atsimenu, kai pirmą kartą atvažiavau į Vilnių, į šitą kambarį, kuriame mes dabar sėdime. Ir kad ten mane atlydėjo, nes mes ten keliais iš Aukštadvario važiavom ir aš visiškai ten Vilnius pirmą nesigaudžiau. Tada einam kažkokia išrausta gatve, ten pilna traktorių, ten didžiausi grioviai. Dabar tai plačiau žinomas kaip Gedimino prospektas. Galvoju, kur mes čia einam, kas čia dabar bus, kokia čia organizacija, aš nelabai suprantu. Tai va, ir tada atėjom čia, dar kiemelį ten su kažkokiais, ten susipažinau vietiniais Vilniaus maltiečiais, kas man buvo šiek tiek erzinantis dalykas, nes jie buvo aukšti, aš tada irgi buvau žemas tais laikais, ir aš ateinu taip, juos žiūriu. Buvo mažytis diskomfortas, bet nieko. Kaip per šios 20 metų Malta pasikeitė? Nu, iš pat pradžių tai buvo daug tokios pagalbos įvairiom institucijom ėjo per mus. Tai buvo ligoninėm, ten senelių namam ėjo per mus tą pagalbą, reiškia, kur mes tiesiog būdavom kaip rėmėjai, reiškia. O jau po to įsikūrė kai organizacija, mes jau pradėjom veikti kaip organizacija, jau susiformavo tos maltiečių grupės, jos jau savo nusistatė tikslus, reiškia, ir savo infrastruktūrą sukūrė, ir patalpas įsikūrė, vaikų centrai po to pradėjo kurtis. Bet per tuos metus, kiek aš čia kažkur tai 8 metus dirbau, jaunųjų maltiečių vadovė Lietuvos, tai buvo pradžioje kokios 4 grupės, kurios buvo rajonuose, o vėliau jų man baigus dirbti buvo 15, tai aš sakyčiau, kad tikrai ratas išsiplėtė. Ką tu davė Malta? Viską, nežinau, aš čia užaugau. Tas, kas aš esu dabar, tai sakyčiau, kad esu tik dėl to, kad buvo šitą organizaciją, kurioje aš atradau tai, kas man yra artima, kas man yra miela, ir tai, kam aš pritariu, ką reikia daryti. Mano pirmieji tokie, atsimenu, įspūdžiai. Tiek sąskaitas mano pirmasis Šiluvoje vyko. Atsimenu, kai atvažiavau ir pamačiau tos sąskrydžio studentus vadovus, kurie grupelėse dirba, kitų miestų grupių vadovus, tuometinė jaunimo vadovė Asta, referentė. Ir galvoju, vau, čia kokie žmonės susirinkę toksai. Oi, davė daug ką. Davė ir požiūrį visiškai kitą į žmogų. Kadangi kada tu susiduri su žmogum, kuriam blogai, o paprastai taip ir buvo, mes juk nėjom ten, kur yra šypsenos, juokas ir panašiai. Kitasgi dalykas, aš pažinau labai daug žmonių. Mane suvedė su aibe puikių žmonių. Aš sakiau, nebūtų buvę nei vienos grupės. O kaip jūs įsivaizduojate, kaip jauniai maltiečiai atrodys po keletos metų? Aš įsivaizduoju, kad tai bus dar geriau organizuota, reiškia, organizacija, kuri turės tiek daug savo įvairios atributikos, tiek turės savo šventes, renginius savo jau tradiciniais tapusius. Jeigu bendrai apie visą organizaciją kalbant, tai aš tikrai matyčiau maltiečių organizacija, tai kaip vienas stipriausių iš Lietuvoje nevyriausybinė organizacija dirbančių. Tiek su savanoriška veikla. O pabaigai, gal galėtumėt palinkėti jauniesiems maltiečiams ką nors? Sėkmės, va tokių gražių vyrukų kaip jūs, dar gražesnių mergaičių. Jūs išnaudokit tą laikotarpį, kai yra ir entuziazmas tas jaunatviškas, ir maksimalizmas, ir yra daug jėgų, reiškia, tik jūs nepraleiskit veltui to, nes tas laikas yra trumpas, po to jau įeisit į tą jau ir suaugusių gyvenimą, jau atsiras daugybė
ten įsipareigojimų ir taip toliau, jau tas laikas bus jau praleistas.